Sveiki, brangieji. Tikrai labai džiaugiuosi, kad žiūrite, kad domitės Dievo žodžiu. Mesgi šioje laidoje pabaigsime skaityti Morkaus Evangelijos 14 skyrių. Jei kartais neklausėte praeitų laidų apie tai, ką mes kalbėjome iki šiol, apie 14 Morkaus Evangelijos skyrių, kviečiu įsijungti, perklausyti, pasižiūrėti, kad turėtumėte visą šios skyriaus vaizdą, ne tik jo pabaigą. Todėl šiandieną mes skaitysime toliau ir mes baigiame ties tuo, kad Jėzus Getsemanės sode Alyvų kalne jisai meldžiasi, patirdamas tą žmogišką silpnumą, baimę, žinodamas, kas jo laukia, žinodamas, kad jo laukia susidorojimas ir mirtis. Ir mes matome, kaip būtent jis pasitelkia maldą kaip sprendimą tam silpnumui ir tos maldos metu yra Dievo sustiprinamas, padrasinamas ir įgauna naujo ryžto ir naujų jėgų eiti iki galo. Taigi jo mokiniai tuo metu miega dėja, jie pasiduoda silpnumui kūno, pasiduoda tai depresyviai atmosferai, tai nuotaikai, kuri tvyro tuo metu ir jie neįstengia kartu melstis su Jėzumi, budėti su juo, užmiega. Bet ačiū Dievui, Jėzus budi, Jėzus meldžiasi ir jis nugali tame susirėmime su ta tamsa, su tom baimėm. Ir jis nugali ir ryžtingai eina toliau. Ir sako savo mokiniams, kelkitės, eime, štai mano išdavėjas čia pat, 42 eilutė. 43 ir tuojau dar jam tebekalbant pasirodė vienas iš 12, Judas, o kartu su juo didelė minia ginkluota kalavijais ir vėzdais, pasiųsta aukštųjų kunigų, rašto žinovų ir vyresniųjų. Taigi ta visa ramybė tvyrojusią Alyvų kalne, Getsemanės sode sudrumsčia didelės minios balsai, vėzdų, kalavijų žvangėjimas ir ateina minia ieškodama Jėzaus. Išdavėjas buvo jiems nurodęs ženklą, kurį pabučiuosiu, tai tas, suimkite jį ir veskite saugodami. Išdavėjas mes žinome kas, tai yra Judas Iskarijotas, jisai pažinojo, kuris iš tų vyrų yra Jėzus. Išoriškai Jėzus niekuo nesiskyrė nuo kitų žmonių, dėl to ne visi jį pažinojo. Judas gerai žinojo, kuris iš jų Jėzus, todėl sako, tas, kurį pabučiuosiu, yra tas, kurį reikia suimti. Atėjęs jis tuojau prisiartino prie Jėzaus ir tarė rabi ir pabučiavo jį, o kiti čiupo Jėzų rankomis ir suėmė. Vienas iš ten stovinčių išsitraukęs kalaviją smogė vyriausiojo kunigo tarnui ir nukirto jam ausį, o Jėzus jiems tarė, kai prieš plėšiką išėjote su kalavijais ir vėzdais suimti manęs, aš kasdien buvau su jumis šventykloje ir mokiau ir jūs manęs nesuėmėte, tačiau turi išsipildyti raštai. Tada visi paliko jį ir pabėgo. Štai mes matome, Judas iš tikrųjų pabučiavimu išduoda Dievo sūnų. Pabučiavimas tuo metu reiškia draugystę, bičiulystę, meilę, atsidavimą, pasiaukojimą. Jis pavadina jį rabi, pavadina jį mokytoju. Ir tai dar labiau parodo, kiek niekšingas yra Judo veiksmas, išdavystės veiksmas. Jėzus to jau pats suimamas ir mes matome, kaip vienas iš mokinių, ir mes žinome, kuris, Jonas, pavyzdžiui, evangelistas mums tai pasako, jog tai buvo Petras. Tas pats Petras, kuris
ir žadėjo Jėzui kovoti už jį ir eiti su juo iki galo, ir jis siekia visomis jėgomis to savo pasiryžimo laikytis, matos, jis nusprendęs, pasiryžęs kovoti ir jisai išsitraukia kalavį ir mojuoja, matosi, kad jis nėra karys, jis yra žvejys. Jis moka gerai mojuoti tinklais ir irklais, bet ne kalaviju, ir matosi, kad jis nukerta ausį. Toks nelabai vykęs smūgis. Matosi, kad tos rankos neišlavintos kalavijui ir noras didelis kovoti, bet jam nekaip sekas. Jis nukerta viso labo ausį vietoj to, kad nukirstų galvą tam tarnui. Taip jau, jeigu paprastai ir grubiai kalbant, visa laimė, kad jis nukirto be jokios abejonės tik ausį tam žmogui, bet tiesiog aš noriu parodyti, kaip ne visai adekvačiai atrodo tie veiksmai Petro. Kova kalaviju. Ir mes žinome, kad to tarno vardas yra Malkus, Jonas būtent evangelistas, tas atveria mums, ir kad Jėzus išgydys tą žmogų, tą ausį prigydys Jėzus ir jis vėl bus sveikas tas žmogus. Kitaip tariant, tai, ką Petras savo iš tokio kūniško uolumo sugadina, tai kai jis pažeidžia, Jėzus atstato, nes jis nepritarė tokiam kovos būdui. Ir jis supranta, kad Petras elgėsi iš savo silpnumo žmogiško. Jis nesugebėjo kovoti dvasiškai maldoje, todėl tolimesni jo kovos veiksmai be jokios abejonės kils iš jo kūniškų jėgų ir kūniško mąstymo, ir be jokios abejonės tinkamo Dievui priimtino vaisiaus toks kovos būdas net neš. Dėl to Jėzus tiesiog atstato tą situaciją, išgydydamas tą žmogų, o save pavesdamas į jų rankas. Bet dar vienas dalykas įvyksta, kurį Jėzus ir išpranašavo iš anksto, kad sako, piemuo bus ištiktas ir avys išsisklaidys. Ir šiandien mes kaip tik ir skaitome, kad 50-oje eilutė, tada visi paliko jį ir pabėgo, tame tarpe ir Petras be jokios abejonės. Vienas jaunuolis sekė jį iš paskos, susisupęs vien į drobulę. Jie čiupo jį, bet šis išsinėrė iš drobulės ir nuogas pabėgo. Ir čia eina kalba apie apaštalą Joną. Vėlgi kitose Evangelijos pasakojimuose mes tai sužinome. Jėzų nuvedė pas vyriausiąjį kunigą, kur buvo susirinkę visi aukštieji kunigai, vyresnieji rašto žinovai. Petras sekė jį iš tolo iki vyriausiojo kunigo rūmų kiemo. Ten jis atsisėdo su tarnais ir šildėsi prie ugnies. Čia mes matome tą ryžtingąjį Petrą, jis net lyžta. Ir tai yra nuoširdu. Tai yra nuoširdu. Pradžioje jis kovoja kalaviju, dabar jis netgi pabėgęs, jis vis tiek gręžiasi ir iš tolo seka Jėzų. Jėzus jam brangus, Jėzus jam rūpi. Jis nori būti jam ištikimas iki galo. Taip, kaip jis ir pasiryžo, ir tai tik patvirtina jo pasiryžimo nuoširdumą. Aukštieji kunigai ir visas Sinedrionas ieškojo prieš Jėzų liudijimo, kad galėtų nuteisti jį mirti, bet nerado. Nors daugelis melagingai liudijo prieš jį, tačiau jų liudijimai nesutapo. Kai kurie atsistoję melagingai kaltino jį teigdami, mes girdėjome įsakant, aš sugriausiu šitą rankomis pastatytą šventyklą ir per 3 dienas pastatysiu kitą, ne rankų darbo. Bet ir šie kaltinimai nesutapo. Taigi mes matome, kaip nieko nepešdami jie bando atrasti, tie žydai bando atrasti Sinedrione tą žydų teisme, atrasti kaltinimus prieš Jėzų. Jie išgalvoja kaltinimus, jie iškraipo kaltinimus ir tie kaltinimai tarp skirtingų kaltintojų nesutampa, dėl to neišeina suformuluoti vieningo kažkokio kaltinimo, kuris būtų vertas mirties. Taigi
ten jie nieko nepeša. Tada vyriausiasis kunigas atsistojęs viduryje paklausė Jėzų, tu nieko neatsakai iš tos kaltinimus? Taigi mes matome, kad Jėzus kaip romus avinėlis iš tikrųjų visą tą laiką klauso tų kaltinimų ir jisai nekovoja, jis neprieštarauja, jis nesigina, jis neatsikerta, jis romiai tiesiog klauso. Tačiau jis tylėjo ir nieko neatsakė. Tada vyriausiasis kunigas vėl jį paklausė, ar tu esi Kristus, palaimintojo sūnus? Arba kitaip tariant, ar tu esi tas pateptasis? Ar tu esi tas Dievo išrinktasis? Ar tu esi palaimintojo, tai yra Dievo sūnus? Jėzus pasakė, aš esu. Ir jūs išvysite žmogaus sūnų sėdinti galybės dešinėje ir ateinantį dangaus debesyse. Ir įdomu, čia Jėzus kaip tik jau atsako vyriausiam kunigui ir patvirtina tai, ko jis paklausė. Ar jis yra palaimintojo sūnus? Taip yra, sako, aš esu. Ir jūs išvysite, sako, žmogaus sūnų sėdinti galybės dešinėje, Dievo sosto dešinėje ir ateinantį dangaus debesyse. Čia Jėzus kalba apie savo antrąjį atėjimą į šį pasaulį, į šią žemę. Ir be jokios abejonės toks pareiškimas, jisai užvirins jų kraują, tų žydų širdyse. 63 eilutė, tada vyriausias kunigas persiplėšė drabužius ir sušuko, kam dar mums liudytojai, jūs girdėjote piktžodžiavimą, kaip jums atrodo? Ir jie visi nusprendė jį esant vertą mirties. Taigi mes matome, kad Jėzaus atviras pasisakymas arba teiginys, kad jis yra Dievo sūnus, kad jis sėdės Dievo dešinėje, kad jis sugrįž debesyse, pasirodys debesyse aną dieną. Jie kaip prieš save matydami eilinį vyrą, eilinį žmogų, sako, argi jūs negirdėt, juk tai yra piktžodžiavimas, kad žmogus dedasi Dievu. Jie mato prieš save žmogų ir jokių būdų netiki, kad jis gali būti Dievas. Ir tai be jokios abejonės jiems yra pakankamas pagrindas, kad jis už tą piktžodžiavimą, dėjimas į Dievų būtų atitinkamai nubaustas. Tai yra mirtimi. Jie visi vieningai sutiko esant vertą mirties. Taigi žmonės nusprendė, kad Dievas vertas mirties. Žmonės teisia Dievą. Kai kurie pradėjo jį spjaudyti, dangstė jam veidą, mušė kumščiais ir sakė, pranašauk, o tarnai daužė jį per veidą. Ir čia mes pamatome, kad prieš Jėzų prasideda smurtas ir patyčios. Neteisingas apkaltinimas, vėliau smurtas, patyčios. Petrui esant žemai kieme atėjo viena vyriausiojo kunigo tarnaitė ir pamačiusi besišildantį Petrą, įsižiūrėjo į jį ir tarė, ir tu buvai su šituo nazariečiu Jėzumi. Bet Petras išsigynė, sakydamas, nei žinau, nei suprantu, ką sakai. Jis išėjo prieškimi ir pragydo gaidys. Pamačiusi jį, tarnaitė vėl pradėjo sakyti aplink stovėjusiam, šitas yra iš jų. Jis vėl išsigynė. Kiek vėliau šalia stovintieji sakė Petrui, tu tikrai vienas iš jų, juk tu irgi galilėjietis ir tarmė tavo tokia. Tada jis pradėjo keiktis ir prisiekinėti, aš nepažįstu to žmogaus, apie kurį jūs kalbate. Gaidys pragydo antrą kartą. Petras atsiminė, ką jam sakė Jėzus, gaidžiui nė 2 kart nepragydus, tu 3 kartus manęs išsiginsi.
tai prisiminęs jis pravirko. Štai, ką Jėzus turėjo omeny, štai apie ką jis pranašavo, štai apie ką jis kalbėjo Petrui, kuris dievagojasi, seksis Jėzumi iki pat galo. Čia pakanka pasirodyti tarnaitei, kuris sako, tu irgi buvai vienas iš jų. Ir Petras be jokios abejonės žino, kad jeigu jis pripažins tai jis atsidurs šalia Jėzaus. Vienas iš jo sekėjų ir greičiausiai jį patį ištiks toks pat likimas, kaip ir jo mokytas, susidorojimas su juo. Todėl jisai iš tos baimės, kurią išgyvena, jisai išsikina. Ne, aš nepažįstu to žmogaus, aš nieko bendro su neturiu, ką tu dabar kalbi. Nieko panašaus. Pragysta, gaidys, ta tarnaitė vėl pamačiusi, vėl pradėjo stovėjusiems kalbėti, šitas yra irgi iš jų, pažvelkit, jis irgi iš jų, tada jis vėl išsigina. Tada kiti žmonės sakė Petrui, tu tikrai vienas iš jų, nes tu galilėjietis, tavo tarmė tave išduoda. Jie girdi Petrą kalbant, jie jaučia, kad jis ne iš Jeruzalės. Jie jaučia, kad jo tarmė, jo dialektas išduoda, kad jis yra iš Galilėjos, Galilėjoje taip kalba, o Jėzų vadino galilėjiečiu. Taigi tu esi vienas iš jo komandos. Tave irgi reikia atitinkamai bausti. Ir čia mes matome, kad Petras jau sureaguoja tikrai kraštutiniai, pradėjo keiktis ir prisiekinėti, aš nepažįstu to žmogaus. Taigi taip kaip visai neseniai Petras uoliai dievogojosi ištikimybę Jėzui, dabar taip pat uoliai jisai Jėzaus išsigina, keikdamasis ir prisiekinėdamas. Ir štai mes matome, kad Petras iš tikrųjų nevertino savo galimybių, nevertino savo vidinio tvirtumo, vidinio stuburo, kad mes matome, jog tai buvo tikrasis Petras, tikrosios Petro jėgos. Pasiryžimas buvo didelis, taip kaip Jėzus ir sako, dvasia ryžtinga, bet kūnas silpnas. Mes galim būti pasiryžę daug kam, bet tai nereiškia, kad mes tai ir išpildysime. Nes neretą kartą mūsų kūnas ir negabus eiti su mūsų dvasia, su mūsų vidiniu žmogumi koja kojan. Todėl mums reikalingos tos dvasinės jėgos, kurių semiamasi būtent maldoje, kaip mes kalbėjome anksčiau, kai Jėzus sugebėjo maldoje pasisemtų jėgų ir jo kūnas pasijungė prie dvasios ryžto. Ir jo kūnas palenkė save, palinko prie vidinio žmogaus pasiryžimo ir klusniai sekė paskui savo suėmėjus iki pat kryžiaus. Ir čia mes matome iš tikrųjų, kaip mums svarbu blaiviai vertinti save. Ir skyrius pasibaigė žodžiais, tai prisiminęs jis pravirko. Kodėlgi Petras pravirksta? Ogi todėl, kad tą akimirką jis pamatė ir pripažino, jog jis nėra tiek stiprus, kaip jam atrodė. Jis nėra gabus tiek toli eiti, kaip jam atrodė. Ir jį aplankė tas greičiausiai lankė tas toksai apmaudas dėl to silpnumo, kad jis negali taip toliai, nors norėtų. Pasidarė taip gaila, kad jis negali eiti tiek toli, kiek jis norėtų paskui Jėzų. Čia Petras apverkė, aš manau, savo tą silpnumą. O kartu ir apmauda to, kad jis išsigina Jėzaus, to, paskui kurį sekė 3 ar daugiau metų,
buvo šalia jo, regėjo jį, tarnavo jam, klausėsi jo, priėmė jį. Taigi apibendrinant galime pasakyti, kad pasiryžimas sekti Jėzumi iki pat galo, net iki mirties, yra labai gerai. Bet tai dar nereiškia, kad to pasiryžimo mes tikrai laikysimės. Tačiau mes galime būti ištikimi ir pajėgus tam pasiryžimui, jei jį pagrįsime, sutvirtinsime malda, bendrystę su tėvu. Įgausime antgamtinių jėgų, kurį gavo ir pats Jėzus. Tam, kad to pasiryžimo sekti iki galo, turėtume jėgų to pasiryžimo laikytis ir jį išpildyti. Kągi, brangieji, miela ir džiugu, kad klausėtės, buvot kartu. Tęskime toliau asmeniškai skaityti šventąjį raštą, gilintis į jį ir taikyti jį savo gyvenime. Tai yra svarbiausia dalis. Ne tik klausyti, bet ir vykdyti Dievo žodį, ko Jėzus mus moko ir ragina. Likite sveiki. Sudie.